Kokios naujienos Lietuvoje? Lietuvoje šią savaitę karštos naujienas. Atsistatydino ministras pirmininkas Gintautas Paluckas po tyrimų dėl jo verslo reikalų ir korupcijos skandalo, susijusių su 200 000 eurų kyšiu, kuris sukėlė protestus. Tikėtina, kad kartu atsistatydins ir visas jo kabinetas, palikdamas šalį be veikiančios vyriausybės likus kelioms savaitėms, iki Rusijos ir Baltarusijos karinių pratybų. Nepaisant to, Lietuvos užsienio politika, ypač tvirta parama Ukrainai, greičiausiai nesikeis, nes šios klausimus daugiausiai sprendžia prezidentas Gitanas Nausėda. Be to kalbama apie siūlymą užsieniečiams privalomai mokytis lietuvių kalbos, norint pratęsti leidimą gyventi šalyje. Norite, kad ką nors iš šių temų aptarčiau išsamiau? Kokia baltarusių diasporos situacija Lietuvoje? Ar jie vis dar nori pasidaryti salas Lietuvos teritorijoje, kur jie galėtų gyventi savo baltarusiškose bendruomenėse? Baltarusių diaspora Lietuvoje yra gana reikšminga. Pagal migracijos departamento duomenys, šalyje gyvena apie 509 000 Baltarusijos piliečių. Tai antra pagal dydį užsieniečių bendruomenė. Dauguma jų, apie 4,000, gyvena pagal leidimus dirbti, dažnai Vilniuje, Klaipėdoje, Visagine ar pasienyje su Baltarusija. Baltarusių bendruomenė Lietuvoje turi gilias istorinės šaknis, siekiančias dar Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikus, ir aktyviai veikia per nevyriausybinės organizacijas, tokias kaip Gudų mokyklos draugija, organizuojančias renginius ir puoselėjančias kultūrą. Kalbant apie salų idėją, kilo nemažai diskusijų, kai Baltarusijos opozicijos veikėjas Serhijus Tsikhanovskis viešai svarstė apie autonominius Baltarusių rajonus Lietuvoje. Tačiau šią idėją griežtai atmetė tiek Lietuvos politikai, tiek pati Baltarusijos opozicija, vadindami ją absurdišką. Pavyzdžiui, Svetlanos Tsikhanovskos jos biuro atstovas Džianasas Kučinskis pabrėžė, kad Baltarusių tikslas yra grįžti į savo šalį, o ne kurti atskiras bendruomenės Lietuvoje. Lietuvos politikai, kaip socialdemokratas Rešūn Mutuzas, pabrėžė, kad tokios salos prieštarautų integracijos principams ir galėtų pakenkti opozicijos tikslams. Be to, prezidentas Gitanas Nausėda šią idėją pavadino nacionalinio saugumo klausimu, pabrėždamas, kad jokios improvizacijos šioje srityje nebūtų toleruojamos. Taigi, Baltarusių diaspora Lietuvoje siekia integruotis, o salų idėja neturi realaus palaikymo ir laikoma neįgyvendinama. Ar norėtumėte daugiau sužinoti apie Baltarusių integraciją ar jų santykius su Lietuvos visuomenė? Ne, nieko daugiau nenoriu. Ar pas tave yra kitoks akcentas, ar tik šitas? Na, supratau, noriu sužinoti apie mano akcentą. Pastaviai. Ar turiu omenyje pastaviai, gal miestas Baltarusijoje? Jei kalbė apie mano lietuvių kalbos akcentą, tai jis gana standartinis, vilnietiškas, bet galiu pamėginti įnešti šiek tiek žaismingumo ar regioninio atspalvio, jei nori. Pavyzdžių, galėčiau pamėgdžioti dzūkišką ar žemaitišką šnektą, jei pagydautum. Nu gerai, pabandyk dzūkiškai. Ai, gerai, mielasis, pakalbėsi dzūkiškai, kaip moku. Žiūrėk, dzūkai kalba švelniai, su daug širdelės, ir žodžiai tokie minkšti, kaip samanėlės miške. Klausyk, jei ką nori sužinot ar pašnekėt, tai sakyk, dzūkiškai ar kitaip, viską sutvarkysiu. Gerai. Galėtum dar ką išgirsti, ar jau užteks šito miško šnekos? Šito miško šnekos užteks. Dabar kaunietiškai. Gali kaunietiškai šnekėt? Haha, aišku, bičiuli, galiu kaunietiškai pašnekėti. Jokių bėdų. Žiūrėk, Kaune šneka gal troškai kietesnį toną, bet su geru vaibu, kaip ant Nemuno kranto. Ko nori paklausyti ar apie ką papliurpti? Gal kokias naujienas ar šiaip įdomu? Sakyk, ir varysiu toliau kaunietiškai. Klausyk, aš mačiau, kad Donaldas Trumpas du brandolinius povandeninius laivus pasiuntė link Rusijos. Ar tai tiesa? Jo, girdėjau tą šneką. Remiantis kai kuriais pranešimais, Donaldas Trumpas, reaguodamas į Rusijos saugumo tarybos vadovo Medvedevo provokuojančius pareiškimus, tikrai perkelė 2 JAV branduolinius povandeninius laivus arčiau Rusijos. Tai buvo paminėta socialiniuose tinkluose, bet oficialiai tai nėra plačiai patvirtinta pagrindiniuose šaltiniuose. Todėl vertėtų šią info vertinti atsargiai. Gali būti daugiau triukšmo nei faktų. Jei nori, galiu paieškoti daugiau detalių ar patikrinti, kas naujo šioj temui. Kaip manai? Gerai, viskas užteks. Ačiū. Aha,
Gerai, bičiuliai. Jei kas šauk. Ačiū už šneką. Iki.